Brangiai broliai ir seserys, klausykitės manęs, kaip Dievas mūsų širdis ragina. Ar žinote, kas yra tas pavojingas, klastingas ir velniai išgalvotas dalykas, kuris šiuo metu slypi jūsų kišenėse, piniginėse ir net po padalėmis? Tai pinigai. O taip, mielieji mano, velnias sukurtas iš godumo ir pavydo prikalbino jūs rinkti juos, laikyti juos ir gauti manydami, kad juose rasite ramybę. Bet ar tikrai rasite? Ar tie papirėliai, tie metalų gabalėliai suteiks jums išganimą? Ne, jie yra tikras velnio išmislas. Dievybė į jūsų sielas neša į pragarą, į amžiną skausmą ir vargą. Bet nesijaudinkite, yra viltis, yra kelias į išsigelbėjimą. Nes Dievas mūsų viešpats yra maloningas. Jis viską mato, viską žino, jis nori jūs išgelbėti. Nuo to, kas jūs tempia žemyn, taigi mielieji, ką turite daryti? Šitos vietos eik tiesiai šiuo keliu, kol išeisi iš žiaurumo. Tada, kol išeisi iš beširdiškumo, tada, kol išeisi iš pavydo, o tada, kol išeisi iš šiukštumo. O priėjęs, o širdimasi, nepasilik, bet išeik iš jo. Ir kol išeisi iš savo užsispyrimo, tada, kol išeisi iš atsidavimo. Toliau eidamas nesustok, kol viską pereisi ir išeisi iš atkaklumo. Tada eik, kol išeisi iš veržlumo, o tada eik, kol išeisi iš nepriekaištingumo. O kai iš visko išeisi, apsidairyk, gal dar liko iš ko gali dar išeit. O kai būsi pilnai iš visko išėjęs, tada pasijusi, kad atėjai kur norėjai. Nors jeigu geriau pagalvojusi, čia yra vienos durys ir niekur toli eiti nereik. O raktas ant virvutės kabo, tau ant kaklo už nugaros ir tu jo nematai. Tada tau reiks išeiti pro duris iš namų, kai išeisi iš gatvės. Tada išeik ir iš miesto, tada eik, kol išeisi iš pievos. Tada eik, kol išeisi iš miško ir visų krantų. Ir tas, kol išeisi iš upės ir jūros, o kai išeisi iš vandenynų. Eik, kol išeisi iš mėnulio marių visų. Ir tas, kol iš saulės sistemos išeisi. Ir tada eik, kol išeisi iš galaktikos. Tada tas, kol prieisi tamsiosios visatos ribą, atidaryk vartus, perženk slenkstį ir išeik iš jos. Tada eik, kol išeisi iš apšviesto auksinio rojaus. Ir eik, kol išeisi iš Dievo šviesos. Ir kol prieisi, pati eik tuo pačiu keliu, nesukdamas nei kairėn, nei dešinėn. Kol prieisi nežinomą ribą, o per žengęs ją eik tiesiai, tiesiai, kol iš visko visiškai išeisi. O kai iš visko išeisi, apsidairyk, gal dar liko iš ko gali dar išeit. O kai būsi pilnai iš visko išėjęs, tada pasijusi, kad atėjai kur norėjai. Nors jeigu geriau pagalvojusi, čia yra vienos durys ir niekur toli eiti nereik. O raktas ant virvutės kabo, tau ant kaklo už nugaros ir tu jo nematai. Tu nežinai kelių, tai tada niekas nežino. O kai būsi pilnai iš visko išėjęs, tada pasijusi, kad atėjai kur norėjai. Nors jeigu geriau pagalvojus, čia yra vienos durys ir niekur toli eiti nereik. O raktas ant virvutės kabo, tau ant kaklo už nugaros ir tu jo nematai. Nematai, tu jo nematai.
ačiū, kad pranešėte, bet žinote čia problema. Aš šiuo metu ne tuos akinius užsidėjusi. O ne? Nieko tokio. Greičiau surašykite numerį, viską išspręsime per kelias sekundės. Gerai, bet oi kur tie akiniai? Pametusi juos buvau darže, galbūt todėl blogai matau, bet aš pabandysiu. Taip, prašom, tiesiog padiktuokite PIN kodą, kad galėtume padėti jums.